Visai neseniai televizijos eteryje ir žurnalų viršeliuose pasirodė neįtikėtina reklama. Jos centre juodai balta karvutė. Gerai žinoma grupės Olele Pupytės lyderė Oksana Pikul. Negana to, reklamoje seksualioji blondinė pirmą kartą viešai pozavo visiškai nuoga. Tiesą pasakius, body paintingas toks dalykas, tai tarsi su rūbais, bet be jų. Oksana pradžioje pati dvejojo, ar nuogas kūnas tinka vaikiškų sūrelių reklamai. Tačiau įsitikinusi, kad nieko gašlaus ir nedoro vaikam parodyta nebus, nusprendė pozuoti. Sako, yra vienas dalykas. Sakau, koks dalykas? Tu žinai, kuom tau teks būti? Kuom, sakau, karvę. Tačiau alinantis filmavimais ir reklamoms ir naujų klipų sukimas, koncertai ir fotosesijos labai išvargino ne vien Oksaną, bet ir kitas dvi Olele Pupytes – Skaistę bei Mariną. Dėl laiko stokos seksualiosios šviesiaplaukės nusprendė šiemet nedalyvauti Eurovizijoje. Nepaisant to, jog apklausų duomenimis Olele Pupytės buvo išrinktos favoritėmis ir be vargo atrankoje būtų įveikusios visus konkurentus. Nebūtina eiti dalyvauti, dalyvauti vien tam, kad parodytų mus per televiziją. Mes, manau, pakankamai ir taip turime eterį. Teisingai tarė Oksana. Palūkėkim dar metelius ir išsvajotoji aukštoji Eurovizijos scena atsivers Lietuvai. Nuostabieji Oksanos, Skaistės ir Marinos apvalumai pakerės Europą ir užhipnotizuoti vakariečiai iškels Olele Pupytes į pirmą vietą. Jeigu mes einame ir darome tai iki galo ir kokybiškai. Jeigu dalyvauti ne tam, kad dalyvauti, o tam, kad laimėti.